Sveiki Pipedrive vartotojai, arba būsimieji Pipedrive vartotojai. Šiame trumpame vaizdo įraše parodysiu, kaip taisyklingai prisijungti elektroninio pašto adresą prie Pipedrive aplinkos ir kaip prijungti savo elektroninį parašą. Visų pirma, reikėtų atrasti Sales Inbox modulį kairiajame Pipedrive meniu. Ant jos pustelnų mane pasitinka vaizdas ir jau rekomenduoja prijungti mano elektroninio pašto adresą, su kuriuo esu pajungęs ir pačią Pipedrive aplinką. Spaudžiu Get Started, mane pasitinka Google leidimų vaizdas. Jeigu naudojat Microsoftą, bus labai panašus principas. Spaudžiame keliauti toliau. Na ir dabar Pipedrive'as duoda du pasirinkimus. Arba prijungti šį elektroninį pašto adresą kaip personal account arba team account. Team account rinkčiausi tik tokiu atveju, jeigu šiuo elektroninio pašto adresu naudotųsi daugiau negu vienas kolega. Pavyzdžiui, būtų info@paštas, kuriuo naudojasi 5 arba daugiau vadybininkų, kaip pavyzdys, atsakinėja į užklausas klientą. Šiuo atveju aš pasirinksiu kaip personal account. Spaudžiu Next ir gaunu pasirinkimus. Ar noriu dalinti savo informaciją su kolegomis ir pasirinkti shared, ar noriu pasirinkti tai privačiai savo. Tai šiuo atveju pasilieku savo laiškus privačius. Taip pat man duoda pasirinkti terminą mano esamų laiškų jau sistemoje, kuriuos norėčiau importuoti į Pipedrive'ą, kad juos matyčiau ir čia. Šiuo atveju pasirinksiu tik tai 3 dienų. Matot, galite pasirinkti iki 2 metų senumo laiškus. Ir spaudžiu pradėti sinchronizavimą. Per 3 dienas gavau tik tai 2 laiškus, todėl jie čia ir pasirodė. Jeigu pasirinksite didesnį periodą, tai gali užtrukti šiek tiek ilgiau, kol jūsų visi laiškai susimportuos į Pipedrive CRM sistemą. Antroji dalis, kurioje pademonstruosiu, kaip prijungti elektroninį parašą prie Pipedrive sistemos. Tai visų pirma, pasirinku šoninį meniu, pasirinku Company Settings arba Personal Preferences. Mane pasitinka toksai vaizdas. Turiu susirasti Email Sync funkciją, ją ir paspaudžiu ir matau informaciją apie savo jau prijungtą, paruoštą elektroninio pašto adresą, ką tik ir padariau. Čia vėlgi galiu papildyti dienų, mėnesių, metų skaičių, kokią informaciją noriu įkelti į Pipedrive'ą. Na ir iš to vietoj mane pasitinka ženklinimas Add Signature. Ant jo paspaudęs galiu susikurti pavadinimą, kaip pavyzdys pavadinsiu šį pirmuoju variantu. Na ir dabar tiesiog įklijuoju savo turimą elektroninio pašto parašą ir spaudžiu užsaugoti. Viskas atrodo maždaug taip. Dabar, kai siųsiu laišką, galėsiu iš karto priskirti savo parašą. Kaip tai padaryti, parodysiu irgi netrukus. Taigi vėlgi grįžtu prie Sales Inbox, prie savo pašto dėžutės, spaudžiu kurti naują e-mailą ir čia mane pasitinka mano parašas, kuris užsidėjo automatiškai. To man nereikės daryti kiekvieną kartą. Jeigu turite kelis parašus, vieną ar daugiau, šioje vietoje galite varijuoti jais, jeigu turėsite susikūrę daugiau parašų. Taigi, tikiuosi šitas filmukas jums padėjo ir buvo pravartus. Jeigu daugiau kils klausimų, visada galite susisiekti mūsų bendruoju elektroniniu paštu. Ačiū už dėmesį.